Taip, sekanti pamoka, atsetų lygmuo. Ir dar pačioje pradžioje priminsiu, kad visas turinys yra skirtas Lietuvos rinkai ir e-komercijai. Jeigu turėsite kokių kitų klausimų susijusių su kitomis temomis, visada galite rašyti ją pačią. Užklausus visada stengsiuosi atsakyti, o jei ką, pakursiu irgi video pamokėlę, kaip būtų galima pasidaryti tam tikrą veiksmą. Taip, perinant prie būtent atsetų lygmens, irgi pradedam nuo pat viršaus, nuo pat pradžių. Prisiminkime, kad yra struktūra, kampanija, atsetas, ad lygis. Kampanijos lygmenyje nusistatome tikslą. Tikslas šiuo atveju yra sales. Tai tada irgi jūs vadinam TOFU, jeigu tai būtent nauja kampanija, jie naujas verslas, pradedam ieškoti naujų klientų, yra šalta auditorija. Tai ir kaip užsivadinti geriausia būtų atseto pavadinimą, tai yra pagal auditoriją, nes kaip minėjau, per TOFU, per kampaniją nusistatom tikslą, per atsetą nusistatome, kokiem žmonėms norime ir per kur rodyti, ir per ad lygį nusistatom būtent ką norime rodyti. Tai čia pasivadiname dažniausiai, kokiem žmonėms mes norime rodyti. Tai pačioje pradžioje tokio pavadinimu ir užteks. Kaip pavyzdį paimsim šiai pamokai moteriškus batus. Taip, einam toliau, websaitas, conversion, tai pikselį susitvarkėm, susijungiam, visą kitą irgi pasidarėm. Tai jeigu jums nerodo tam tikrų veiksmų čia, tai perkite į kitą pamoką, kur yra pamoka apie business managerio susitvarkymą ir sujungimą, arba būtent kaip įdiegti, susitvarkyti pikselį Shopify ar WordPress. Tai yra tikrai sekančios pamokos, kur galite pasižiūrėti, bus aiškiai paprastai ir paaiškinta. Taip, tai pasivadinome, būtinai prie conversions pasirinkame website, jokių kitų klaidų nepadarome. Performance goals irgi visada žiūrėkite, kad būtų nustatyta maximize number of conversions. Yra ir daug. Yra kaip landing page views, link clicks, reach, impressions. Galima visada, žinoma, pasirinkti, pasitestuoti, bet dar kartą priminsiu, kad ką pasirenkame per nustatymus ir ką norime padaryti, pasakome pačiam Facebook'ui jau per nustatymus. Ir ką nustatysim, tokiems žmonėms tikėtinai rodys. Jeigu pasirinksime vieną iš jų, rodys būtent pati kampanija pradės pirmiausiai struktūrizuotis ir mokytis, kad būtent kuo daugiau žmonių atliktų vieną iš tų veiksmų. Jeigu jūsų tikslas yra būtent vienas iš jų, tai tada tikrai visada prašom. Bet, kaip minėjau, mes orientuojamės į pardavimus, e-komerciją, tai yra maximize number of conversions. Tada pikselis. Irgi šitoje vietoje pasirinkame pikselį. Jeigu čia nerodo pikselių, tai, kaip sakau, grįžkite atgal į pamoką. Pirmiausiai, gal reikia ir susikurti, ir įsidėkti į pačią svetainę. Tai viskas yra pakurta. Galite pasižiūrėti, pasirinkame tinkamą pikselį. Periname prie conversions event. Ką šitoje vietoje pasidarome, tai pasirenkame tikslą, objective, ką norime būtent link kur visą likusį mūsų kampanijos tikslą orientuoti į kokį veiksmą, kad kokį žmogus turėtų atlikti mūsų svetainėje jau užėjus. Tai mūsų pagrindinis tikslas yra pirkimas. Kada pirkimą reikėtų pasirinkti, tai iš tikrųjų 90% visada. Ką galima dar papildomai pasirinkti, tai yra e-to kartas. Tai ką jums rekomenduočiau, tai pasirinkti purchase, pradėti nuo jo ir testuotis ir įžiūrėti. Jeigu neperka, tada galite visada pabandyti papildomai duplikuoti atsetą ir bandyti su e-to kartu. Jeigu kažkokiu atveju jūsų biudžetas yra mažesnis ar neturite būtent galimybę, tiesiog negeneruoja ir norite pasitestuoti, tai pirmiausia, ką pasiūlyčiau, taip nuo šitos vietos pradėti. Kitaip nusistatyti negu visur kitur. Taip, conversion eventas pasirinktas, klaidą metą, nes nėra sutvarkytas, įdiegtas, bet pamokoje prieš tai parodžiau, kaip tvarkingai jį įsidiegti. Taip, cost per result goal, tai šitoje vietoje nieko nerašom, šitas yra kaip ir pas Google labai panašus principas.
Tai kokį norime būtent, už kokią sumą norime, kad žmogus, kad mes gautume, už kokią sumą mes gautume pirkimą. Ar 2 eurai, ar 3 eurai, ar 5, bet iš tikrųjų jis nelabai veikia, tai niekada nebuvo geresni rezultatai įrašęs čia pasirinkimą. Vis tiek testuojamės, žiūrim, net nežinom, kokia kaina turėtų būti, tai net nesukite galvos, nespauskite show more options. Po defaultui čia viskas yra nustatyta teisingai, net neleidžia mums ir pasirinkti kitų. Šitoje vietoje irgi nieko nenustatom, paliekam kaip yra. Taip, Dynamic Creative. Šitoje vietoje, jeigu mes įjungtume, kas pasikeistų, tai ad setų lygmenyje niekas nesikeičia, pasikeičia ad lygyje. Tuoj galim nueiti, pažiūrėti, bet bus sekanti pamoka, kur tiksliau paaiškinsiu, kaip tai veikia. Tai šitoje vietoje, ką mes galime pasidaryti, tai pasirinkti daug pasirinkimų. Ką turim pasirinkimai, tai galima pasirinkti vieną nuotrauką, galima 2 nuotraukas, 3, 4, 5, kiek širdis iš tikrųjų geidžia. Tai galima sudėti visą turinį, kokį mes norime reklamuoti ir pačiam Facebook'ui nuspręsti, kad pagal žmogų atrinktų tiek nuotrauką ar video formatą, tada primary tekstą, pagrindinį, tada headline'ą ir tą patį description'ą. Ir mes jau pridedam irgi. Viskas priklauso nuo biudžeto, bet geriausia, kad būtų 2-3. Jeigu 10 eurų dienos biudžetas, jeigu daugiau, tai galima ir daugiau. Nes kuo daugiau prikraunam, tuo daugiau būtent reikia Facebook'ui mokytis. Ir kuo daugiau reikia mokytis, tai reikia daugiau biudžeto arba daugiau laiko. Tai visi orientuojamės į rezultatą. Tai geriausia, jeigu 10 eurų dienos. Irgi lifetime'as biudžetas nedarom, irgi jeigu jau paskutinis dienos bus, tai tiesiog biudžetą ištaškys, jokio rezultatų nebus ir tiesiog pati reklama neįsivažiuos ir trukdysim ir kišim pagalius į ratus. Tai va, paliekam daily biudžetą. Kokį biudžetą reikėtų nusistatyti, tai pirmiausia pagalvokite, koks jums būtų patogus, kad jeigu ir prarastumėte ir jokių rezultatų nesigeneruotumėte, kad jums nebūtų pasaulio pabaiga ir nebūtų toks mažas, kad tiesiog nustatytumėte, paliktumėte ir po kokių poros mėnesių prisimintumėte. Bet jeigu kalbant apie iš pačios praktikos, tai jeigu pasirenkame add to kartą arba purchase, tai minimum dienos biudžetas turėtų būti 5 eurai. Jeigu 5 eurai, irgi buvau prieš tai pamokoje, iš tiek aiškinau, bet jeigu yra 5 eurai, tai nedaugiau negu vienas adsetas ir nedaugiau negu 3 reklamos. Tai kaip turėtų būti viena kampanija, 5 eurai biudžetas, vienas adsetas ir 2 reklamos. Tai, bet rekomenduotinas biudžetas yra 10 arba 15 eurų. Čia jau kiek jums jau biudžetas leidžia. Tai geriau tada 10 eurų ir tada duplikuoti ir daryti 2 adsetus ir po 2 arba 3 reklamas. Taip, ir tokiu būdu didinti tą biudžetą. Tai va, 10 eurų nusistatom ir jau jeigu viską gerai toli jau nusistatėte, gerai viską pasirinkote ir patrauklė reklama, tai 10 eurų dienos biudžeto jau turėtų užtekti, kad per ateinančias 5 dienas sugeneruotų bent jau pirmus ateinančius pirkimus 1, 2 ar daugiau. Tai va, biudžetą aptarėm, perinam prie start date'o. Ką rekomenduočiau, tai pasirinkti sekančią dieną ir 12 nakties. Kaip matėte, dabar pas mane yra 3 diena, 3 valanda dienos, kad jeigu aš paleisčiau reklamą 3 valandą ir patvirtins man ją apie 4 valandą, tai automatiškai pats Facebookas per likusias 8 valandas, ką pasistengs padaryti, tai išleisi mano 10 eurų. O jeigu nusistatom būtent nuo 12 nakties, kaip šiuo atveju yra, tai pats Facebookas jau tą 10 eurų paskirstys per 24 valandas. Tai iš tikrųjų geriau būtų. Tada datos pasibaigimo nustatymas palieku visada išjungtą, nenustatau. Galima tokiu atveju nustatyti, jeigu būtų po metų, bet jeigu pati kampanija įsivažiuos, tai nėra tikslo, tai tiesiog sugadintumėte, bet iš esmės tai šiuo atveju nieko. Per show more options irgi nieko nėra, ką čia galima nustatyti šią akimirką. Tai perinam prie tolimesnių nustatymų, tai yra
audience controlas. Ir pirmiausia yra lokacija. Lokacija, tai kaip ir minėjau, vietovė, per kurioje norime rodyti reklamą. Šiuo atveju turinys Lietuvos rinkai, tai Lietuva palikta, bet tarkim, jeigu norime mes pridėti papildomą valstybę, tai tokiu atveju tiesiog pasirinkam valstybę, klaus ir tokiu atveju jau rodys reklamą žmonėm tie, kurie gyvena Vilniuje ir aplink Vilnių. Kokiem verslams tai yra naudinga, tai yra kepyklos, restoranai, kirpyklos, barberio shopai. Tai jeigu turite vieną iš tų verslų ir žiūrite, tai ir norite rodyti Vilniaus apskrityje ir turite paslaugą, tai trumpas intro, jeigu domins, taigi tokiu atveju galite nusistatyti. Tai va, grįžtam atgal į Lietuvą. E-komercija pagal miestus, tai žinokite, ir taip jau pakankamai mažai Lietuva, tai nieko papildomai nustatyti nereikia. Taip, čia yra šiek nauji nustatymai, gal kiti yra susipažinę su šiais nustatymais, tai galim dabar prie jų ir grįžti. Taip, tai all languages, tai paliekam visas kalbas, irgi mažai Lietuva. Tai buvo apsipirkę kažkurioje svetainėje. Tai pagal visą kitą auditoriją, pagal visus likusius nustatymus su savo tikslinė auditorija tu vis mažini ir ta auditorija rodo būtent audience definition langas, kurie rodo apytiksliai tikslų skaičių, kokį žmonių kiekį mes galime pasiekti. Tai va, pasirinkom detail targetingą, ką galime dar papildomai irgi su nauju acetu testuotis, tai šiuo atveju būtų irgi papildomai pridedam žmonių, žmonės tie, kurie yra susidomėję batais. Ir tokiu atveju leidžia mums leisti daug tikslesnę reklamą, bet irgi pažiūrėkite tuos skaičius, dabar išjungsiu šitą. Iš karto auditorija padidėjo nuo 1 000 000 iki 1 200 000. Jeigu paspausčiau visus lytis, matome, kad tas rodiklis yra padidėjęs. Svarbu paminėti, jeigu jau jūsų pikselis turi pririnkęs daug pirkimų, bent jau 100, galima ir 50 blogiausiu atveju, tai esmė ta, kad jau į detail targetingą iš tikrųjų nieko nedėčiau, tai per kurį reguliuočiau visą srautą, tai yra amžius, bet ir amžiaus neliesčiau, tai tik tais per lytį, Lietuvos rinkai atsiminkite. Bet jeigu tai yra nauja, tai tikrai irgi patartina įvesti vieną kitą auditoriją, su kuria galėtumėte pasitestuoti. Tai taip, pasirenkam ir automatiškai sumažėja auditorija. Ką irgi būtina paminėti, kad jūsų auditorija negali būti mažesnė negu 250 000, nes tikėtina, kad jau nesugeneruosite pakankamai rezultato. Bet kaip minėjau prieš tai, jeigu tai yra vietinis verslas, tai stenkitės kuo didesnį tą skaičių pasiekti, kad bent jau siektų 250 000. Lietuvos rinka, geriausia yra 500 000, bet esmė ta, kad jau kai pikselis turi duomenų, tai tavo auditorija jau nebetenka prasmės. Bet pačioje pradžioje 500 000 apytiksliai tikrai užtenka pasitestuoti ir turėtumėte jau po 1-2 savaitės matyti rezultatus. Tai ir dar irgi yra labai svarbus, ką svarbu paminėti, tai kad įrašius būtent jums atrodančią svarbę auditoriją, ką galima pasidaryti, tai būtent paspausti suggestions ir pats Facebookas nurodys dar papildomas subkategorijas, kurios yra tikėtina, kad kurios gali būti gan patrauklius jum ir pagal kurias būtų galima targetinti. Tai tikrai yra patogus įrankis, kuris būtent iš tiek sufleruoja ir kuris jau duoda guidance, būtent kokias auditorijas galima targetinti. Ir tiesiog pasiemat vieną auditoriją, pasiemat kitą auditoriją, susikuriate kiekvienai auditorijai, jeigu viena auditorija, vienas acetas. Ir susikuriate, įsitestuojate būtent, kuri auditorija geriausiai veikia ir geriausia pasidaryti bent jau 10 interesų kategoriją sąrašą ir tada įsirinkti top 5 ir iš tų top 5 įsirinkti dar top 3
ir nuo tų top 3 kategorijų pradėti. Ir jeigu ne viena iš tų 3 nepasiteisins, tą turėsite 7, kurias galėsite testuotis. Tai va, taip atrodo segmentavimas. Tai dar, jeigu original mes paspaudžiam, tai čia net kažkur, tai taip, čia jau gerai, tai pasirenkam ir dabar, ką mes turime papildomai original pasirinkus, tai galime ekskludinti tam tikras auditorijas. Jeigu atrodo, kad tam tikra žmonių kategorija netinka, yra netinkama, tai galima ją ekskludinti. Ta patį galima ir čia su custom auditorijom, bet parodysiu sekančiojose pamokose, kaip tą tiksliau pasidaryti ir kam yra reikalingos kalbos, kaip ir minėjau, visos. Paliekam save audience, tai kol kas nenaudočiau. Ir beneficiary būtina naudoti šitoje vietoje, įrašyti savo įmonės pavadinimą. Jeigu esate mažoje bendrijoje, tai mažosios bendrijos, jeigu UABas, tai UABA, jeigu esate individualus žmogus, tai savo vardą pavardę. Tai pereinant prie placementų, irgi pačioje pradžioje svarbu paminėti, kad jeigu tikslas yra pardavimai, nusistatėm visur teisingai pagal, kaip aš jau rodžiau, tai sales, tada maximize number of conversions, purchase arba eto kartas, antras testavimas, tai tada placementų geriau ir neliesti, nes palikus advantage placements įjungta, rezultatai yra generuojami daug geresni. Tai ką turiu omenyje geresni, tai 20-30% būna pigesni pardavimai negu redaguojant placementus. Placementai reikalingi tam, jeigu norėtumėte būtent pasirinkti tikslius placementus, ar tai yra Facebook feedas, story formatai, ar tie patys reelsai. Jeigu norite, kad rodytų jūsų reklamą tik ten, galite tokiu atveju pasidaryti pasirinkus manual placements. Čia buvo, žinoma, mygtukas daugiau. Pasirinkus manual, iš karto perinam į šitą vietą. Kaip ir minėjau, jeigu pardavinėjate, visi nustatymai jau buvo pasirinkti pagal rekomenduojamus, tai čia net nelyščiau, bet jeigu pasirinkote kampaniją traffic, kur negalite konversijų sekti, tai tokiu atveju prarūšiuočiau visus nereikalingus ir nereikšmingus placementus, kurie dažniausiai negeneruoja gerų rezultatų. Tai audience networką išjungčiau Messengerį iš karto. Tada papildomai, ką norėčiau pasidaryti, tai perinant per visus placementus, tai palikčiau Facebook feedą, palikčiau Instagram feedą, palikčiau išjungčiau marketplace'ą, video feedą išjungčiau, right column išjungčiau šitą, išjungčiau, to įsijungs. Taip. Tada perinant prie stories and reels, tai čia palikčiau, stories palikčiau, reelsus palikčiau ir va čia visus atjungčiau ir va būtų tokie nustatymai. Čia nieko daryti nebereikia, čia viskas gerai. Ir jeigu norite savo tikslesnės auditorijos, negalite sekti konversijų ir naudojate trafiką, tai tokiu atveju savo būtent vietas, kur rodyčiau žmonėm reklamą, tikrai pravalyčiau ir rodyčiau ten, kur generuotų didžiausią rezultatą. Tai kur turi daugiausiai vietos ir kur dažniausiai lengviausiai yra pastebėti, kur mažiau yra kitų disturbations. Ačiū, kad žiūrėjote. Tai šiai pamokai būtų tiek ir laukite kitos pamokos, praseisim ad lygį, papildomai dar ateityje bus pamoka, kaip pasilenksti dinaminės karuselės, irgi parodysim, pasižiūrėsim, to pačiu kolekcijas pridėsim. Tai va, tai jeigu turite klausimų, visada rašykite, klauskite ir atsakysiu. Iki.